Tai pradėsiu šiandien savo pranešimą perfrazuodamas Viljamą Šekspyrą. Tai dirbti ar nedirbti dirbtiniam intelektui už pirkėją parduotuvėse. Tai vis dėlto dar tik tai futuristinė vizija, ar tai jau dabartis. Tai šiandien aš ir atsakysiu šitą klausimą savo prezentacijoje. Trumpai apie mūsų kompaniją. StrongPoint. Kogi mes užsiemam. Tai StrongPoint yra mažmeninės prekybos technologijų įmonė jau 35 metus, kurianti sprendimus ir paslaugas, kad parduotuvės taptų išmanesnės, o apsipirkimas būtų sklandesnis ir patogesnis. Mūsų sprendimai įdiegti ir naudojami daugiau negu 25 šalyse, 4 skirtingose kontinentuose. Įmonės pagrindinis ofisas yra Norvegijoje ir iš viso mūsų jau yra virš 500 kolegų. Kadangi šiandienos tema yra dirbtinis intelektas ir jo panaudojimas, tai ta proga visą šios dienos prezentacijų naudojimas fotografiją sukūrėme dirbtinio intelekto pagalba, tame tarpe ir šį jaunuolį apsipirkinėjantį parduotuvėje. Ar kada nors bandėte pamatuoti, kiek laiko užtrunkate parduotuvėje, maisto prekių parduotuvėje, rinkdamiesi prekes, stovėdami eilėje, skanuodami prekes arba laukdami, kol prekes bus suskanuotos kasoje ir atsiskaitydami. Dauguma Lietuvos maisto prekybininkų pastaraisiais metais labai šauniai pasidarbavo, dirbdami įvairius savitarnos apsipirkimo sprendimus ir taip mažindami eiles prie kasų. Tad šiandien siūlau paanalizuoti ir pasinerti giliau ir pasižiūrėti, kiekgi vidutiniškai trunka apsipirkimas, kai pirkėjas naudojasi savitarnos kasa. Pats apsipirkimo procesas savitarnos kasoje pas Lietuvos prekybininkus tikrai galiu pagirti ir palyginti, yra labai stipriai išpuoselėtas ir ypatingai jeigu mes palyginsim su didesnėm rinkom, vakarų Europos, Amerikos rinkos, kurios pirmosios pradėjo diegti savitarnos kasas, tai tikrai pati apsipirkimo kelionė yra daug sklandesnė ir patogesnė. Bet vis dar turime vietų, kur galime patobulėti ir eliminuoti likusius nepatogumus ir trikdžius skanuojant prekes savitarnos kasoje. Taigi, kokie yra pagrindiniai trikdžiai skanuojant prekes savitarnos kasoje šiandien? Pirmas būtų susidurime su prekėmis, kurios yra sveriamos prekės arba prekės, kurios neturi brūkšninio kodo ir jas reikia išsirinkti iš meniu. Jeigu parduotuvė turi gan platų asortimentą, tai tas procesas tikrai yra ganėtinai komplikuotas. Mūsų duomenys rodo, kad Pabaltijo rinkoje kas 5 apsipirkimo transakcija turi būtent tokią prekę ir vidutiniškai vienos tokios prekės paieška iš meniu užtrunka apie 12 sekundžių. Antras turbūt didysis trikdis tai yra amžiaus patvirtinimo reikalaujančios prekės, tokios kaip alkoholis, tabakas, energetiniai gėrimai. Čia truputį statistika skiriasi nuo parduotuvės formato, bet matome, kad nuo 35 iki 50% visų apsipirkimo transakcijų turi amžiaus patvirtinimą reikalaujantį produktą ir vidutiniškai patvirtinti amžių parduotuvės, o savitarnos kasų konsultantų užtrunka apie 15 sekundžių. Ir trečias turbūt didysis šios dienos trikdis tai yra intervencijos susijusios su saugumo patikra, kur mūsų patirtis rodo, kad vidutiniškai 1 iš 10 transakcijų turi intervenciją dėl saugumo. Tai turbūt teko ir patiems susidurti, kad bandant apsipirkti yra pakviečiamas, prašoma palaukti, kol ateis konsultantas ir konsultantas patikrina ir patvirtina tam tikrą intervenciją. Tai gali būti tam tikri svorio nesutapimai, kažkokia prekė padėta neteisinga įpakavimo vieta arba koks nors turi būti nuimamas apsaugos žymeklis. Tokia intervencija irgi užima vidutiniškai apie 20 sekundžių. Dabar jeigu mes paimstume vidutinį savitarnos kasos krepšelį, kuris Lietuvoje yra 7 prekės, tai šiandien dienai su tradiciniam
savitarnos kasom, kurios naudojama šiandien ir su visais išvardintais trikdžiais, vidutiniškai 7 prekių suskanavimas užima 105 sekundės. Atsiskaitimo procesas trunka, atsiskaitant grinaisiais arba kortele, vidutiniškai užtrunka be 20 sekundžių, tai viena apsipirkimo transakcija viso 7 prekių vidutinio krepšelio užima 125 sekundės. O dabar pasižiūrėkime, kas atsitinka, jeigu mes įdarbiname dirbtiną intelektą, padėti pašalinti šitos trikdžius. Tai kaipgi atrodytų tokia transakcija, jeigu mes įdarbintume dirbtiną intelektą. Tai prekių pasirinkimą iš meniu, kurios neturi brūkšninio kodo, mes dirbtinio intelekto pagalba galim pagreitinti 6 kartus, tai nuo 12 sekundžių sumažinti iki 2 sekundžių. Amžiaus patvirtinimą galime pagreitinti 3 kartais, vietoj 15 sekundžių iki 5 sekundžių. Ir saugumo intervencijas irgi galėtume sumažinti dvigubai, nuo 10% transakcijų sumažinti iki 5% transakcijų. Ir kaipgi tada atrodytų tas vidutinio krepšelio apsipirkimas tokioje savitarnos kasoj, kurioje dirbtinis intelektas dirba kaip asistentas. Tai vidutiniškai 7 tas pačias prekes mes galėtume suskanuoti per 21 sekundę, kur tradiciniai kasoj buvo 105 sekundės, atsiskaitimą turim tą patį 20 sekundžių ir viso apsipirkimo laikas yra 41 sekundės. Taigi, lyginant su tradicinė kasa be dirbtinio intelekto 125 sekundės, tai akivaizdus pagreitėjimas, tai pirkėjas šitoje vietoje gali 3 kartus greičiau apsipirkti savitarnos kasoj su dirbtiniu intelektu. O prekybininkas tuo pačiu per piko valandom, kai yra klientų daugiau jie būriuojasi eilės, tai prekybininkas gali taip pat aptarnauti 2 arba 3 kartus daugiau klientų per piko momentu. Taigi, rezumuojant, 2/3 viso apsipirkimo laiko praleidžiamo prie savitarnos kasos šiandien jau gali būti pašalinti pasitelkus dirbtiną intelektą. Ir to nereikia laukti. Tai galim padaryti jau šiandien su esamom savitarnos kasom pritaikius dirbtiną intelektą. Pasikartosiu. 2/3 laiko šiandien praleidžiamo prie savitarnos kasų galima lengvai pašalinti pasitelkus dirbtiną intelektą į pagalbą. Įspūdinga. Ir kaipgi tai mes padarome. Pasižiūrėkime detaliau. Amžiaus patvirtinimas. Turbūt šitą vizualizaciją turėtų daugumą jums asocijuoti su jūsų apsipirkimu maisto prekių parduotuvėje, savitarnos kasose, kai piko metu suskanavus prekes, jums reikia konsultanto patvirtinimo dėl amžiaus ir jūs bandot desperatiškai kelti ranką, ieškoti akimis konsultanto, kad jis patvirtintų jūsų amžių, kur jau jūsų amžius savaime suprantama, kad jūs turite reikiamą amžių apsipirkimui, bet vis tiek reikia šito rankinio patvirtinimo. Tai pasižiūrėkime trumpą video iš mūsų diegimo Estijoje, kur dirbtinas intelektas ir kompiuterinė rega padeda automatizuoti pirkėjo amžiaus patvirtinimą. Tai dirbtinas intelektas šitą situaciją pakeičia parduotuvės personalą, kuriam nebereikia kas 2 ar 3 transakciją patvirtinti amžių rankiniu būdu. Pirkėjas turi tik tai savanoriškai ir anonimiškai pasižiūrėti į kamerą ir pasitvirtinti savo amžių. Šitoje situacijoje prekybininkas naudoja pasirinkęs automatinį amžiaus patvirtinimą taikyti, jei dirbtinas intelektas nustato, kad pirkėjas yra virš 29 metų. Jeigu dirbtinas intelektas nėra užtikrintas, kad pirkėjas virš 29, jisai tiesiog formuoja tradicinį pranešimą parduotuvės konsultantui, kad ateitų ir patvirtintų amžių rankiniu būdu. Sprendimas yra sertifikuotas ES, atitinka visus GDPR reikalavimus, nedaro fotografijų, nekaupia duomenų ir visiškai yra legalus naudoti. Dabar pasižiūrėkime, kaip dirbtinas intelektas mums gali padėti atpažinti ir pagreitinti prekių pasirinkimą iš meniu. Tai pažiūrėkime kitą trumpą video iš kito mūsų diegimo, Ispanijoje šį kartą.
kur dirbtinas intelektas ir kompiuterinė jėga padeda atpažinti sveriamus vaisius ir daržoves, kurie neturi brūkšninio kodo. Tai padėjus prekes ant svarstyklių, dirbtinas intelektas atpažįsta prekę ir pasiūlo rekomendaciją klientui. Ir klientų lieka tik tai, jeigu rekomendacija teisinga, patvirtinti pasirinkimą. Jeigu dirbtinas intelektas nėra iki galo užtikrintas dėl kokia tai yra prekė, jis gali tame meniu pasiūlyti 2 arba 3 variantus labiausiai tikėtinus ir klientui minimizuoja paiešką ir pasirinkimą iš tų variantų. Taip pat sprendimas gali atpažinti produktus per plastikinį maišelį. Žinau, kad bus klausimas, kaip su popieriniais maišeliais, tai dėja kompiuterinė rega permatyti per popierinį maišelį negali, bet jeigu yra ne popierinis, plastikinis maišelis, tai tikrai tikslumas labai didelis ir įvairūs tyrimai rodo, kad dirbtinas intelektas daug tiksliau gali nustatyti kokią to prekę ir išvengti klaidų pasirenkant neteisingą prekę iš sąrašo. Ir tuo pačiu leidžia įgalinti greitesnę ir patogesnę apsipirkimą pirkėjui. O dabar dar pasižiūrėkime ir palyginkime identišką 7 sveriamų prekių be brūkšninio kodo apsipirkimą 2 savitarnos kasose. Tai dešinėje pusėje yra tradicinė kasa ir pats pirkėjas tradiciniu būdu, rankiniu būdu turi iš meniu pasirinkti prekę. Kairėje yra identiška savitarnos kasa, tik tai su įjungtų dirbtinio intelekto asistentu, kuris atpažįsta prekes ir parekomenduoja klientui. Tai matome, kad tą patį krepšelį su dirbtino intelekto pagalba pirkėjas suskanavo per 12 sekundžių, su tradiciniu rankiniu būdu per 44 sekundės. Tai vien tik ant šitos transakcijos 7 sveriamų prekių dirbtinis intelektas pagreitino procesą 3,5 karto. Taip pat jau turbūt čia nuo pat pradžios savitarnos sistemų diegimo didelis klausimas yra kaip su nuostoliais, kaip su nuostolių prevencija. Ir šiuo metu ypatingai vėl suaktyvėjo, prekybininkams vis aktualesnė tema yra. Tai dirbtinas intelektas ir kompiuterinė rega tikrai gali būti ir naudojama jau šiuo metu ir gali būti daug plačiau panaudojama nuostolių prevencijai. Tai pasižiūrėkime trumpą video, kaip tai atrodo gyvai. Tai šioje vietoje matome vaizdą iš apsaugos stebėjimo kameros ir dirbtino intelekto pagalba galima identifikuoti įtartinas transakcijas, kurios galimai gali būti atliktos neteisingai. Tai yra prekė nenuskanuota, bet įdėta į krepšelį arba nuskanuota neteisingai. Tai tam užtenka dirbtiniam intelektui, nereikia tiksliai nustatyti, kokia ten prekė buvo, bet svarbiausia reikia nustatyti, kad tai galimai yra įtartina ir suformuoti pranešimą parduotuvės konsultantui arba apsaugos darbuotojui, kuris toliau rankiniu būdu gali prisijungęs prie sistemos arba ties prie savitarnos kasos išspręsti šitą sprendimą. Su dirbtiniu intelektu šiandien turbūt galima jau identifikuoti visas įtartinas sukčiavimo metodus, tai tokie kaip yra prekė nenuskanuota prekė tyčiniu, netyčiniu būdu, kai prekė sukraudama viena ant kitos ir skanuojama tik tai viena prekė, nuskanuojama pigesnės prekės barkodas vietoj brangesnės arba pasirinkama neteisinga prekė iš meniu, pigesnė prekė iš meniu. Tai visus šitus atvejus su dirbtinio intelekto pagalba tikrai galima identifikuoti ir toliau apdoroti rankiniu būdu, išsiaiškinant, ar tai tikrai buvo sukčiavimas. Tai aptarėme, kaip dirbtinas intelektas gali jau šiandien esamose savitarnos kasose eliminuoti 2/3 laiko, apsipirkimo laiko savitarnos kasoj. O kas būtų, jeigu mes galėtume ir likusį trečdalį pašalinti iš apsipirkimo? Ir ši transformacija jau vyksta ir turime konceptą ir technologiją, kuri tai gali padaryti. Tai yra autonominės parduotuvės ir po manęs turėtų kolega Kipras pasidalinti patirtim, kaip iki diegia tokias parduotuvės, pirmieji Lietuvos rinkoje. Tai trumpai apie patį konceptą, kaip tas vyksta. Tai klientas į parduotuvę patenka tiesiog greitai identifikavęs save kortele
išmaniuoju telefonu arba per prekybininko aplikaciją, atsidaro varteliai, pirkėjas patenka į parduotuvę, surenka prekes, dirbtinio intelekto ir kompiuterinės regos pagalba yra atpažįstama, kokios prekės buvo paimtos. Ir tada klientas tiesiog apsipirkęs, susidėjęs prekes į krepšelį, į savo maišelį, į kišenės, nesustodamas kasų zonai, kurios tiesiog nėra, išeina iš parduotuvės ir automatiškai prekių krepšelis nuskaitomas nuo jo banko sąskaitos ar aplikacijos. O dabar pasižiūrėkime trumpą video irgi iš vieno iš mūsų diegimo autonominės parduotuvės pas vieną didžiausių Norvegijos prekybininkų ofise. Tai yra autonominė parduotuvė skirta darbuotojams. Tai matote, darbuotojai save identifikuoja aplikacijos pagalba, įeina į parduotuvę, susirenka prekes, dešiniam apatiniam kampe matote vizualizaciją, kaip dirbtinas intelektas mato klientą ir patį apsipirkimą. Matot, jokių nėra video, yra tiesiog projektuojamas skeletas pirkėjo ir judesiai ir dirbtinas intelektas sugeba atpažinti rankos judesius ir pirkėjo judėjimą parduotuvėje ir identifikuoti pirkinių krepšelį. Pagrindiniai tokių parduotuvių turbūt išskirtinumai. Pirmas tai, kad nėra kasos zonos. Kas reiškia, kad prekybininkui nebereikia investuoti į kasų zoną, statyti tradicinių kasų, savitarnos kasų, savitarnos apsipirkimo terminalų. Vienas. Ir antras, kad esamose parduotuvėse galima atlaisvinti kasų zoną, taip padidinant prekybinį plotą. Ir kitas, jeigu planuojant naujas parduotuvės, tai tiesiog galima planuoti mažesnės parduotuvės, nes tiesiog kasų zonai nebereikia skirti ploto. Tokiai parduotuviai nereikalingi nuostolių prevencijos sprendimai, nes pats sprendimas ir technologija sugeba realiu laiku stebėti parduotuvę prekes ir likučius. Tai pats atlieka ir eliminuoja nuostolius. Sprendimas gali veikti 24/7. Reikia tik tai suplanuoti laiku papildymą prekių į lentynas, kad visą laiką būtų likučiai. Ir metai iš metų technologija vis tobulėja, tai jeigu mes pradėjome nuo 25-50 kvadratinių metrų parduotuvių diegimo, autonominių parduotuvių, tai šiai dienai turbūt toksai sweet spot yra 100-200 kvadratinių metrų, bet jau yra pirmieji pilotiniai sprendimai ir diegimai didesnėse parduotuvėse, tai 600 kvadratinių metrų ir didesniais. Ir su kiekvienais metais vis technologija tobulėja ir lipa į didesnės parduotuvės. Tai rezimuojant savo pranešimą grįžtų prie Vilhelmo Šekspyro, tai dirbti ar nedirbti dirbtinam intelektui už pirkėją parduotuvėje. Tai kaip matome, jau šiandien dirbtino intelekto ir kompiuterinės regos pagalba ir sprendimais mes jau galime automatizuoti amžiaus patvirtinimą, sveriamų vaisių ir daržovių atpažinimą, nuostolių prevenciją, taip įgalindami pirkėją jau dabar, jau esamose parduotuvėse su esamomis savitarnos kasomis apsipirkti iki 3 kartų greičiau. O jeigu žiūrime į ateities parduotuvės, autonominės, tai mes matome, kad parduotuvėje belieka tik tai 2 lankytojai - pirkėjas ir dirbtinas intelektas. Tai linkiu visiems sėkmės ir eiti išvien su inovacijomis ir naujausiomis technologijomis. Julius Tulpinas, StrongPoint Technologies. Ačiū.